O kiek metų čia dirbat? Čia aš tai dirbu 10. 10 metų? Tai ar neatsibosta šis garvežių plakšėjimas ausyse 10 metų? Nu, visai, kad nebūna to plakšėjimo, įsijungiam iš... Nu, iš tikrųjų, arti gatvės netaip nuobodu. Pasižiūra į praeivius, visus rusus vaikščiojančius smagiau. O kad rusai pas mus? Taip, Lietuva, tai Rusynas, taip. Nu, nesimo. Lietuviškai kalba. Nu, jo, bet vis tiek. A, iš kur jūs atvažiavęs? Kaip iš kur? Ta prasme, iš kokios vietos Lietuvos? Iš Marijampolės. Tai aš taip susidomėjau, žiūrėjau filmus, Marijampolės stotis atstatyta, nuotraukos. Gražu. Faina, surestauruoja. Labai gražu. Stotis tai labai graži, aš tai net nemačiau tikro. Bet čia prieš kokius 3 metus. Ar kiek restauravimas? Tai čia visur buvo kažkaip čia. Taip, tai stotis labai remontavo. Faktiškai, man atrodo, visos beveik stotis naujintos. Nu, kai pamatėm, kiek uždirba geležinkeliai, turi remontuoti. Nu, jeigu tokia apyvarta, tai... Bet, žinokit, paprasti žmonės tai nedaug. Ta prasme, tie, kurie dirba tą juodą darbą, tai nedidelį atlyginimą. Visa valdžia viską įmane. Palyginti nedidelį, tikrai. Bet va tokioj, čia galima sakyti dar mažai išvystyta tas visas geležinkelių transportas.